Sezoną jau pabaigusi Utenos Uniclub Casino Juventus komanda pradeda vasaros darbus ir artėjančio sezono komandos komplektaciją. Utenos komandos vadovas Eimantas Kersis pasidalijo mintimis apie pasibaigusį sezoną, įvertino Šiaurės Europos krepšinio lygos naudą bei atskleidė naujo komandos vyr-trenerio pasirinkimo motyvus. Sunku susigulėti turbūt emocijom, dar netiek ir daug laiko praėjo. Tikrai tos paskutinės rungtynės buvo pakankamai skaudžios, kad prireiktų laiko jas pamiršti. Bet faktas, kad gyvenimas juda į priekį, faktas, kad ir sezoną reikia užbaigti, o baigus sezoną automatiškai prasideda kitas, tai galvot labai apie tai nėra kada. Kaip ir minėjau kažkokiam interviu, tikrai buvo sunkus sezonas emociškai, fiziškai, psichologiškai, visom prasmėm tikrai sunkus. Ir po jo atsigauti laiko reikės, bet kol kas judam į priekį, žiūrim į ateitį, bandom analizuoti tai, kas buvo praėjusiam sezone, dėliojam finansinę situaciją. Tikrai galiu pasakyti, kad džiugu, kad pavyko stabilizuoti finansinę situaciją ir nors ir liko šiek tiek įsiskolinimų, bet tai yra labai minimalus skaičius, aš manau, kad tai yra kokia 0,1% mūsų biudžeto, tai imant tuo, kas girdisi spaudoje apie kai kurios mūsų konkurentus, tai yra juokingas skaičius, minimalus skaičius, tai labai džiaugiuosi, kad pavyko net ir žaidžiant Europos turnyre, net ir kūrus dublerių komandą ir panašiai, pavyko įsiskolinimus praktiškai panaikinti. Aš manau, kad po kito sezono jie tikrai bus lygus nuliui. Dėl tikslų, kaip ir kalbėta buvo, nepavyko šiais metais įgyvendinti nei vieno tikslo, buvom netoli. Galbūt kai kur ir per daug ambicingus tikslus įsikėlėm, galbūt galėjom kelti šiek tiek žemesnius, bet aš manau, kad jeigu norime būti kažkur konkurencingi, norime būti šalia tų top 4 komandų, koks ir buvo mūsų siekis, mes turim keltis maksimalius tikslus ir kartais net ir nerealius tikslus, kad būtume arti to. Tai iš vienos pusės tikslų neįgyvendinam, iš kitos pusės buvom visai netoli ir svarbiausia, kad sezono pabaigoje mes praktiškai turėjom 2 soldautus per paskutinės 2 namų rungtynės, kas tikrai džiugino širdį, tai įrodė, kad tos 9 mėnesius ar 9,5 mėnesio mes darėm teisingus dalykus, darėm teisingus darbus ir tas žmonių pasitikėjimas, tas žmonių susidomėjimas. Iš tikrųjų ir Kaune teko sutikti žmonių, kurie spaudė ranką ir dėkojo už sezoną ir Pajūry išvažiavus taip pat, kas tikrai malonu buvo, žmonės irgi spaudė rankas, dėkojo, net ne uteniški, ne vietiniai žmonės. Tai vadinasi, kad mes darėm tikrai neblogą darbą, o krepšinis ir yra žaidimas dėl žiūrovų. Tai jeigu žiūrovai liko patenkinti, tai aš manau, kad mes padarėm pakankamai neblogą darbą pernai. Utenos Uniclub Casino Juventus komandos vadovas įvertino dalyvavimo Šiaurės Europos krepšinio lygoje naudą, tačiau ar komanda ir toliau rinksis varžytis šiame turnyre, atsakyti neskubėjo. Tai yra tarptautinis turnyras, kaip bebūtų, tai yra tarptautinis turnyras ir šiais metais LKL pirmas 5 komandas buvo tos, kurios žaidė tarptautiniuose turnyruose. Tai vadinasi, kažkiek tai duoda naudos, turbūt ir komandos klimatui, ir pačiam komandos formavimuisi, ir galbūt tam tikram aplinkinių požiūrį į pačią organizaciją. Tai faktas, kad yra kažkiek tos naudos yra. Aišku, norėtume kitą sezoną bandyti žaisti Čempionų lygą, bandyti gauti atranką Čempionų lygos ir tikrai pildysim dokumentus ir jau vakar informavau Lietuvos krepšinio lygą, kad mes sieksim tos vietos, nes gavome paraiškas ir dokumentus, tai buvo informuota Čempionų LKL, kad mes sieksim, bandysim dalyvauti atrankoj. Dėl Šiaurės krepšinio lygos, reiks pagalvoti. Reiks pagalvoti iš tikrųjų dėl vieno paprasto dalyko, tai yra dėl rungtynių skaičiaus. Nes tiek, kiek žaidėm šiais metais, mes tikrai nenorim žaisti. Nes tai yra per daug, sezono pradžia 21 rungtynės per 2 mėnesius, spalį ir lapkritį yra per didelis rungtynių skaičius. Būtent dėl to paskui ir smigom į duobę gruodžio sausio mėnesiais.
Tai tikrai yra per daug rungtynių, per mažai treniruočių, per mažai pasirengimo. Ir kadangi Šiaurės krepšinio lyga kitą sezoną FIBA licenzijos ir toliau neturės, vadinasi, niekas išlygų mums dėl KMT nedarys. Todėl šituo atveju tai gali būti kertinis faktorius priimant sprendimą, nes, kaip ir dar kartą galiu pasikartoti, tikrai nebenorim žaisti 21 rungtynių per 2 mėnesius, tai yra per 61 dieną, 21 rungtynės mums yra per daug. Tai sprendimą priimsim, manau, kad artimiausiu metu, bet jeigu licenzijos neturės, o jie licenzijos neturės, tai gali būti ir taip, kad mes tiesiog apsispręsime žaisti, siekti vietos čempionų lygoje, o jeigu mums to nepavyks išeiti į čempionų lygos grupės arba dėl kažkokių priežasčių mes negausim tos atrankos, tada greičiausiai apsiribosim tik tai LKL ir KMT. Praėjusią vasarą prie Utenos komandos vairo stojęs Oliveris Kostičius darbų Aukštaitijos klube netęs. Artėjančiame sezone komandos žaidimui vadovaus Kostičiaus asistentui dirbęs Vytautas Buzas, kuris tuo pačiu užims ir klubo sporto direktoriaus poziciją. Eimantas Kirsis dėkojo Oliveriui Kostičiui už Utenoje praleistus metus bei paaiškino, kodėl į vyrtrenerio bei sporto direktoriaus pozicijas buvo pasirinktas Vytautas Buzas. Visų pirma, tai norėčiau padėkoti Oliveriui Kostičiui labai už praėjusį sezoną. Iš tikrųjų, šis treneris tikrai pridėjo daug profesionalumo organizacijai, nesakau komandai, bet sakau organizacijai visumoj. Tiek man pačiam asmeniškai buvo tikrai didelė garbė ir didelis malonumas dirbti su tokio patyrimo ir tokio atsidavimo treneriu. Tikrai linkiu jam kuo didžiausios sėkmės trenerio karjeroj. Visų pirma, olimpinėse žaidynėse, o paskui ir sezone. Aš net nebijoju, kad treneris tikrai gaus darbą, kurio jis yra vertas ir kontraktą, kurio jis nusipelnė, ko galbūt mes negalėjome savo leisti pasiūlyti ateinantį sezoną. Kas liečia Vytautą, dirbo metus laiko, bet ir prieš tuos metus mes jau žinojom, kad tai yra vienas perspektyviausių Lietuvos trenerių, kad tai yra labai gabus, labai atsidavęs savo profesijai žmogus, labai daug investuojantis į save, labai daug semiantis žinių iš įvairių aukščiausio lygio specialistų, dalyvaujantis įvairiose klinikose, įvairiose mokymuose, įvairiose stažuotėse, tikrai besisemiantis labai daug žinių. Ir praėjusį sezoną to galėjom įsitikinti jo profesionalumu, jo sugebėjimu valdytis sunkiose situacijose, sugebėjimu maksimaliai atidirbti savo darbą, tuo metu kaip asistento, bet mes net nebejojam, kad jisai sugebės maksimaliai atidirbti ir savo kaip vyrtrenerio darbą. Todėl buvo pasirinkta tokia koncepcija, kad pasirašyti 2 metų sutartį pagal Formulę 1+1, 2 metų sutartį su jaunu specialistu, jaunų vietinių specialistų, nes vieną perspektyvų jauną specialistą prieš kelis metus mes gana kvailai atidavėm konkurentam, nenorėjom, kad tai pasikartotų ir dar kartą. Tai nėra kažkokia naujovė Lietuvos krepšinėje, matom ir kiti klubai dirba panašių modelių ir Vytas turi tikrai labai daug informacijos, daug bendraujant su agentais, jo labiau, kad jisai yra dirbęs panašaus pobūdžio darbą tiek Vokietijoje, tiek pats organizuodamas komandas, kurios žaidžia Kinijoje. Tikrai turi didžiulius kontaktus su agentais ir nepaslaptis, kad pernai nemažai žaidėjų mūsų komanda atvyko būtent Vyto dėka. Tai neoficialiai jis tą darbą darė ir praėjusį sezoną. Žinom, kad toje vietoje turim spragą, kai Gintauto Matulio dažniausiai čia nebūna. Praėjusį sezoną jo dažnai nebuvo. Šį sezoną vėl visą vasarą, praktiškai Liepos pabaigos, Gintas bus išvykęs ir užsiėmęs olimpiniam žaidynėm. Todėl turėjom ieškoti sprendimo ir nusprendėm šitoje vietoje, kad Vytas yra geriausia opcija. Tikrai teko pasikalbėti su ne vienu potencialiu kandidatu į šias pareigas, bet galiausiai klubo valdyboje buvo priimtas toks sprendimas, kad visgi
Vytas yra tinkamiausias kandidatas, jo labiau, kad vyr treneris, jis pats ir turi žinoti, kokių žaidėjų nori, tai ar turėdamas kontaktus jis pats bendraus su agentais, ar per kažką kitą, tai didelės esmės nekeičia. Todėl buvo priimtas toks sprendimas ir faktas, kad mes klube visi padėsim Vytui dirbti šitą darbą, tiek aš pats, aišku, tiek Gintas, kiek leis galimybės, mes tikrai padėsim dirbti tą darbą ir kiek reikės Vytui pagalbos iš mūsų pusės, jinai bus suteikta, bet mes manom, kad tai yra tinkamas žmogus šiam dviem pozicijom. Kalbėdamas apie artėjančios vasaros darbus ir prioritetinius pirmosius ėjimus, Kersis teigia, kad dviračio neišradinės. Aukštaitijos klubas pirmiausiai sieks suburti lietuvišką branduolį, o vėliau komandą papildyti legionieriais. Surinkti lietuvių branduolį. Nieko neišradinėsim dviračio, tą, ką darėm praėjusią sezoną, tą darysim ir dabar. Turim planus, turim tikrai ne vieną komandą ant popieriaus sudėlioja su to pačiu Vytu, kurią norėtume matyti. Turim žaidėjus, turim pavardės, turim sąrašus ir pradėsim dirbti ties tuo artimiausiu metu, artimiausiam dienom, net sakyčiau. Turim veiksmų planą, ką norim padaryti ir bandysim kalbinti. Aišku, pirmiausia, reikia įsiaiškinti mūsų finansinės galimybės. Tikrai norisi, kad mūsų finansinės galimybės būtų geresnės nei buvo praėjusią sezoną ir aš manau, kad galima tą pasiekti. Mes bandysim, bet aišku, turim sukalbėti su visais rėmėjais dar kartą, vėl iš naujo. Ir tai bus padaryta per artimiausias porą savaičių. Bet per artimiausias porą savaičių aš manau, kad mes jau turim ir privalom pasirašyti sutartį su vienu kitu žaidėju mus dominančiu. Ir tam darbai bus padaryti, o po to yra legionieriai. Taip pat turim pavardės, jau žinom, ką mes norim turėti komandai, žinom, kas prie ko dera. Vėlgi tai yra Vytauto nuopelnas, jisai jau yra pasiruošęs šitą vietą, buvo pasiruošęs namų darbus iš anksčiau. Tai turim pavardės ir legionierių, kurias mes norim atsivežti čia į Uteną. Faktas, kad su legionieriais nėra taip paprasta vasaros pradžiai, ypač tokiam komandoje kaip mes. Bet po truputį aš manau, kad susidėliosim ir jeigu mums pavyks surinkti tos žmonės, kuriuos mes esam nusimatę komandose, aš manau, kad mes būsim tikrai įdomi ir konkurencinga komanda kitam sezonui. Naujasis Utenos Uniclub Kazino Juventus ir treneris 36 Vytautas Buzas naują iššūkį pasitinka pakilę nuotaiką, o už šansą Utenos klube dėkoja ir savo bendražygiams. Visų pirma, tai ačiū klubui, kad prieš metus manim patikėjo ir Ginto Matulio daugiausiai pastangomis aš čia atsiradau Utenoje. Ačiū Oliveriui, kuris suteikė progą dirbti kartu ir mokintis daug dalykų. Ir manau, kad ačiū stafui ir tai yra mūsų stafo viso praeito sezono įvertinimas. Tai kad toksai nuoseklus augimas vyksta, tai vienareikšmiškai didelis iššūkis, bet smagus iššūkis ir smagu, kad jį galima daryti Utenos Juventus. Vytautas Buzas Utenos klube užims ir sporto direktoriaus pareigas, tačiau jam šių dviejų pareigų suderinimas nėra naujiena. Vokietijoje Buzas 3 metus dirbo šiuos 2 darbus. Tai 3 metus jau tai dariau Vokietijoje, aišku, lygis truputėlį kitoks, bet esmės darbo specifika yra visiškai tokia pati. Aš esu giliai įsitikinęs, kad treneris turi būti ir sporto direktorius, nes manau, kad treneris turi žinoti, kaip jis nori žaisti, kokius žaidėjus jis nori turėti ir kaip visa ta komanda turi atrodyti, tai nėra tikrai naujiena. Praeitą vasarą manau, kad labai sėkmingai visi kartu, aišku, ir Oliveris, visi kartu dirbom šito klausimu, tai tiesiog dabar pasikeis truputėlį subordinacija ir tiesiog truputėlį daugiau atsakomybių, bet šiaip iš esmės tai turim aiškias gairias, kaip norim atrodyti, ką norime žaisti ir netgi turim ir pavardės, kurias norėtume matyti kitais metais Utenoje. Kalbėdamas apie būsimo sezono Uniclub Kazino Juventus žaidimo stilių, naujosios komandos strategas buvo atviras. Dalį idėjų pavyko įgyvendinti jau pernai, o tokioje komandoje viskas turi prasidėti nuo gynybos. Žinai, taip gal nepažįsta, bet būkim atviri irgi, kad praėjusį sezoną 6 savaitės pre-season ir 2 savaitės per FIBA langą teko man užimti šitas pareigas ir nesvarbu, kad tai buvo dalis Oliverio idėjų įgyvendinimo, vis tiek rungtynių metu ir visa kita, tai turėdavai daryti natūraliai. Aš tikiu į tą natūralumą ir manau, kad tai jau buvo kažkokia dalis ir mano idėjų įgyvendinta. Visų pirma, tai dėl ko greičiausiai sutapo tas mūsų darbas su Oliveriu, to, kad
Mano mintis labai panašios, manau, kad komanda, ypatingai toks klubas kaip Juventus, turi prasidėti nuo gynybos, nuo agresyvios gynybos ir netgi turėtumėm iš tikrųjų turėti tai dar agresyviau ir tokia, kaip pasakyti, more consistent lygių. Tai visą laiką kalbėsim apie greitą puolimą, kalbėsim apie daugiau tritaškių, agresyvumą, norėtumėm turėti daugiau atletiškumo, gal netgi truputėlį daugiau pataikymo, bet viskas, aišku, atsistosi tai, ką rinka mums gali pasiūlyti tuo metu. Tai. Būsimo sezono komandą komplektuoti jau pradedantis Buzas atskleidė, kad pagrindinis tikslas išsaugoti kiek įmanoma daugiau žaidėjų bei suburti kuo lietuviškesnę komandą. Taip, pokalbėsiu tik tai su žaidėjais, kurie buvo komandoje praėjusį sezoną. Yra tikrai didelis noras turėti kiek įmanoma lietuviškesnę komandą, nes mes ir aš asmeniškai pats esu giliai įsitikinęs, kad tai yra esmė. Tai parodo Rūbinės stiprumą ir tavo kaip klubo tvarumą, kai tu sugebi turėti kiek įmanoma daugiau local players, kaip aš sakau. Ta dariau Vokietijoje, nors ir buvau lietuvis, bet stengiuosi kiek įmanoma daugiau vokiečių turėti, tai dabar šitą visą darysim ir Lietuvoje, ir Utenoj, ką, kaip ir sakiau, jau praeitais metais darėme ir labai džiaugiamės, kad pavyko prisivilioti tiek Šarą, tiek Efką, kurie parodė iš tikrųjų, kad jie yra pasiruošę būti tie kertiniai žaidėjai su kitomis rolėmis. Tai darbai dar negalima sakyti, kad yra pradėti, bet bus pradėti jau šį vakarą. Tai pirmieji susitikimai, pirmieji pokalbiai ir pradėsim nuo lietuviško branduolio, kaip sakoma, prisivilioti žaidėjus, kuriuos norime. Norime gal netgi būti pirmi, kurie padarys tam tikrus judesius ir stengsime padaryti tai kuo greičiau. Jo, tai gal nepasakiau pačioje pradžioje, bet iš tikrųjų norėčiau padėkoti staffui, kurie tikrai visą sezoną laikėmės kartu labai stipriai. Buvo sunkesnių momentų, buvo geresnių momentų, bet kaip aš sakau, never too high, never too low, išlikome kartu ir tai, kaip sakau, šitas, sakykime, mano paskirimas vyr-trenerių, tai yra mūsų staffo darbo įvertinimas viso, absoliučiai, tiek administracijos, tiek sportinės dalies, medicininės dalies. Tai vienreikšmiškai norim išlaikyti visą staffą ir truputėlį jį papildyti, dėl pavardžių kol kas tai tikrai vėlgi neverta daug labai kalbėti, pokalbiai yra prasidėję ir manau, kad tikėkime, kad greitai sužinosim.